pagal Morkų. Jonas skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželį. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Per visą kalėdinį laikotarpį girdėjome visokiausių liudytojų, kurie teigia, jog Jėzus atėjo išgelbėti visą žmoniją. Ar tai besidžiaugiančią užgimusių kūdikių motina Marija, ar Jozapas, ar angelai, ar piemenys, ar trys išminčiai, ar dar kiti žmonės, kurie atėjo pagarbinti kūdikėlį Jėzų prakartėlyje. Jie džiaugiasi, kad jis yra Mesijas. Prie šio sąrašo liudytojų prisijungia ir Jonas Krikštytojas. Jis buvo pasiųstas į pasaulį paruošti visą tautą pasitikti ateinantį Mesiją. Jis kvietė atsiversti. Jis kvietė ne tik vieną kartą pamesti senus kelius, bet kvietė pastoviai keisti savo gyvenimą, atmesti kasdien iš naujo savo blogus įpročius. Visi žmonės, kurie išgirdę jo kvietimą, ateidavo Jordano upėje pasikrikštyti. Jie įeidavo į vandenį, pasinerdavo ir išmirę išpažindavo savo nuodėmes. Tačiau tas ritualas nenuplaudavo jų nuodėmių. Tai buvo tik išorinis jų atsivertimo ženklas. Tai buvo išorinis ženklas jų sprendimo kitaip gyventi. Nuodėmės, padarytos praeityje, išvykdavo. Ir būtent todėl Jėzus Kristus eina pas Joną Krikštytoją pasikrikštyti. Jis buvo be nuodėmės, bet, kaip sako šventasis Maksimas, Turino vyskupas, Kristus nuėjo pasikrikštyti ne dėl to, kad jam reikėjo krikšto, kad jis būtų vandeniu pašventintas, bet jis eina pasikrikštyti, kad jis pašventintų vandenį. Taigi, Jėzaus krikšto dėka mes visi gauname sakramentų krikšto malonę, šventosios dvasios dovanų gausą. Mes galime džiaugtis tuo, kad jau ne tik yra mūsų asmeninis sprendimas, bet Dievas įsiveržia į mūsų atsivertimą. Dievas savo malonę nori mus paraginti ir nori mus vesti, nori mus apvalyti, nori atleisti visas nuodėmes. Mes tampame iš tikrųjų kitokie, tampame Dievo vaikais. Todėl ir tie žodžiai, kuriuos Tėvas iš dangaus paskelbė, kurie nuaidėjo iš dangaus Jėzui išeinant iš upės, iš Jordano upės, galime pasakyti, kad yra ir mums skirti. Kai krikšto sakramento metu ant mūsų galvos yra išpiltas vanduo, kai yra nuo velykų žvakės uždegta mūsų krikšto žvakė, mūsų širdyje yra šventosios dvasios galia uždėtas antspaudas, kad esame Dievo vaikas. Ir todėl tie žodžiai, kuriuos girdėjo Jėzus Kristus ir visi susirinkę prie Jordano upės, kuriuos pasakė Tėvas iš dangaus apie Jėzų Kristų, mes galime pasakyti, kad yra ir mums duoti. Tu esi mano mylimasis sūnus, tu esi mano mylimoji dukra, tavimi aš gėriuosi.
Amen.